Danusevičių priekinė linija ir perimetre Nojus Mineikis, LJ Torpas ir Šakilas Keisas. Šarūnai, prieš rungtynes, kai kalbėjom, minėjai, jog yra tekę žaisti prieš Marinkovičių. Kokį įspūdį tuomet paliko šis aukštaugis? Tai vėlgi, matome, kad aukščiausias žmogus dabar Jonavos komandoje ir tas ūgis, kad ir dabar sutrukdymas, didelis kūnas tikrai pridės Jonavai, nes to pritrūko. Turi tų mažiukų, atrodo, kad ir neturi traumuoto žaidėjo ar susirgusio Liuiso, bet didelio žmogaus jiems labai reikėjo ir matysim, kaip jisai greitai integruosis į komandą. Taip, tenai būtent matėm ganėtinai sėkmingą Marinkovičius epizodo gynyboje, čia provokuoja iš karto Tomašo Pavelkos pražangą. Būtent Slovakas atidarė Šiaulių sąskaitą šiose rungtynėse praeitos Šiaulių atakos metu. Dabar gauna pirmąją asmeninę pražangą ir šiaip Tomašas Pavelka tikrai ypač atėjo iš Žydrūnui Urbonui, bet apskritai visą šį sezoną kenčia dėl greitai susirenkamų pražangų. Ten per pastarąsias kelias rungtynes tarsi jam kaip ir pavyko išgyvendinti šitą, nekokį įprotį, pažiūrėsim kaip šiandien. Ir tikrai matome, atsidaro iš karto pirmojų metimų savo sąskaitą Marinkovičius, bet kalbant apie Pavelką, tai jo tas toksai, nežinau, entuzijazmas, jis tikrai turi savo kūną, galėtų save labiau pasaugoti, tiesiog atsistoti ištiesusiam rankom ir stovėti, bet jisai nori ir pablokuoti ir atsikovoti vienu įpū, kaip sakant, nori daug padaryti. Tai treneris Žydrūnas, matome, tikrai būna momentų rungtynėse, kai duoda tos pilos savo auklėtiniui. Taip, kartais ir po rungtynių taip pat. Danusevičius ten bandė prasižengti, Mičovičius pražanga nefiksuojama ir Danusevičius labai lengvai iš kelių metrų pelno 2 taškus. Ir tikrai vienas įdomesnių turbūt duetų Mičovičius prieš Danusevičių, žaidžia, galima sakyti, pačioje pozicijoje. Abudu yra vieni rezultatyviausių komandų žaidėjų, daug minučių žaidžia, tai manau, kad čia tokie ir bus viena įdomesnių mikrodvikovų. Pavelka rodo LJ Torpui, kur kirsti sugeba, toks ganėtinai akivaizdus perdavimas, bet jonaviečiai jo neperskaito, arba bent jau neperskaito tiek, kad galėtų kamuolį perimti ir kol kas tikrai nebloga Šiaulių pradžia, ypatingai kalbant apie puolimą 6 taškai, taip kad rezultatas 6-2. Čia Šeškus užsiema gerą poziciją po krepšiu, geras perdavimas Marinkovičiui ir Šiauliai 6, Marinkovičius 4. Tikrai ir jam pačiam labai svarbus epizodai, kad atsidaryti rungtynės naujoje komandoje, įgauti tą greitą pasitikėjimą, dabar geras kamuolio nukrypimas, tikrai svarbus tokie momentai ir treneriui, ir žaidėjui, ir komandos nariam pajausti jų kuo greičiau. 2 greiti Mičovičiaus taškai, rezultatas jau lygų 6-6, ten Šakilo Kifo buvo ganėtinai prastokas perdavimas, po kurio jonaviečiai ir perėmė kamuolį, nors Šakilas šiaip po Citadelės KMT turėtų būti tikrai pakilime, kur prieš Rytą darė, ką norėjo. Tikrai žaidėjas, kuris iš gerų emocijų greitai ant sparnų pakyla, tai matėme, kad KMT tikrai atrodo visiškai kitas žaidėjas, negu mes jį prisimename iš to sezono, kai žaidė Prienuose kelias rungtynės. Taip, čia Šiauliai turės jau trečiąjį šansą užpulti. Ekranuose taip matėt ir mažuosius superherojus Šiaulių arenoje. Šiaip žiūrovų tikrai kažkiek užsipildė, dar 20 minučių likus būkštavome, kad galbūt tokiam geram orui esant tuštoka arena bus, bet šiek tiek žiūrovų tikrai yra. O čia trečiasis Šiaulių bandymas, LJ Torpas išsiveda Marinkovičių prie tritaškio ir iš savo mėgstamo nuotolio vidutinio šį kartą nepataiko Torpas. Čia kaip ir minėjai, čia jau jo taškai turi tikrai labai daug įvairių klaidinančių judesių, neblogai juda su kamuoliu, parodo judesius labai aiškiai, atrodo jau tikrai turi nereaguoti, bet treneriai akcentuoja, kad nereaguok į pirmą judesį, bet jisai labai išreikštai tai daro. Šakilas Keifas iki pat galo, daug kontakto, bet pražangos nėra ir Šiauliai Jonava turi vėl galimybę užpulti greitoje atakoje. Marinkovičius nepataiko ir čia, manau, tikrai turės daug priekaištų Urbanas Keifui, kad negrįžo į gynybą ir labai ilgą laiką 5-4 atakavo Šiaulėjo, čia niekas neprieina prie Danusevičiaus, 3 taškai, 9-6. Ir tikrai matome iš pirmo metimo jau, kad bus Jonavos pianistas Marinkovičius, nes yra trenerių Lietuvos lygoje, kuriem patinka tokie metimai. Ir kuo toliau, tuo labiau ta, kaip sakant, mada galbūt net, kad dideli žmonės meta tos metimus, nes jie yra tikrai tokie patogus,
pakankamai nuotolis geras, aukštas žmogus, trajektoriją pasigavęs ir tas pats Gabas Maldūnas, tą patį jau neveltui Printezis turėjo tą savo tokį išreikštą metimą. Tai nežinau, man atrodo, kad dingsta tie kabliai, dingsta kažkokie kitokie judesiai, bet atsiranda pas didelius žmonės tie vadinami flauteriai. Taip, jeigu centras tikrai dar gali gerai perdavinėti kamuolį iš maždaug tokios pozicijos, tai didžiulis ginklas. Čia surandamas Nojus Mineikis, neblogas metimas jam, bet kamuolys išsisuka, išlanko, tiesa Danusevičius ten pataiso metimą, dar 2 Pauliaus taškai ir kažkiek irgi tikrai ne pačios geriausios formos buvo Citadelė KMT finalo ketvirtą Danusevičius, bet šiandien puikiai rungtynių pradžia jam. 2 taškai su pražanga pelno Furmanavičius, daug emocijų jo. Ir šiek tiek pyko ant savęs prieš tai dėl... Čia gal dėti norėjo ir Tomašas Pavelka prasižengė antrąjį kartą ir ką akcentavome, sužaidus pusę minutės gauna antrąją, tokia saliginai greitą pražangą Tomašas ir sėdasi ant suolo vietoj jo Dovis Romančenko. Bet čia vėlgi kartais tie dideli žmonės besaugodami prasiveržimus tiesiog yra pakišami ir matėme, kad treneris dabar pyko Nojaus, nes nemėgstamiausias turbūt trenerio dalykas yra, kai žaidėjas leidžia sužaisti nuo užtvaros, nes visa gynyba yra orientuota į kažkokį judesį ir kai tu apgauni, nueini į kitą pusę, tai gali padėti tik didelis žmogus, tai Tomašas ir gavosi, atėjo į pagalbą laiku. Bet kai žinom, kad Furmanavičius tikrai atletiškas žaidėjas, įsibėgėjęs, galėjo ir krauti, tai 2 taškai su pražanga čia yra labai svarbus dalykas. Eldžiai Torpas prieš Mičovičių. Vėl žais vienas. Eldžiai puikiai suklaidina Mičovičių ir čia tik tai Tauras Jogėla. Išgelbėjo Jonovano 2+1 situacijos. Ir ką matėme rungtynių pradžioje, kad Eldžiai Torpas prieš Gandiją Rosą iš karto apcentravo. Tai treneris Virkis iš karto Justą Furmanavičių pastatė ant panašaus sudėjimo Eldžiai Torpo, o žinant, kad Mineikis žaidžia aplink perimetrą, aplink tritaškį, jisai nusiuntė Gandiją Rosą dengti tritaškio metiką. Dabar apskritai daug įdomių tokių mikro dvikovų gali būti, nes, sakykime, jau Šiaulių priekinė linija pasodinus Pavelką nėra pati aukščiausia Danusevičius ir Romančenko, bet tikrai daug galingesnė už Jonavos priekinė linija, kuri apskritai žaidžia be centro ir dabar Mičovičius su Tauru Jogėla sudarys 4-5 priekinės linijos tandemą. Iš viso atsižvelgiant į šio laikinį krepšinį, tos pozicijos realiai jau mažai ką lemia, galbūt Eurolygoje mes ten galime išsiskirti, kad didelis žmogus turi poziciją savo. Dabar matome, aikštelėje iš vis nėra nei vieno net panašaus žaidėjo, kuris būtų taip vadinamas centras. Čia ir vėl matėme Torpo bandymą centruoti. Iki galo amerikietis nėjo, bet Šiauliai dar kartą atsikovojo kamuolį, turės dar vieną šansą. Šakilas Keifas iš toli, drąsiai, taikliai, 16-9, jau 7 taškų pranašumas šeimininkų. O Ivanas Gandija Rosa šiandien tikrai turės didelę rolę, nes Maiko Liujiso nėra, bet jau yra prametęs būtent abudu jonaviečių tritaškius ir apskritai per pastarąsias 3 rungtynes tik 2 iš 15 pataikė puertorikietis. Šį kartą atlieka gerą perdavimą Edvinui Šeškui, kuris iš toli pataiko. Būtent labai gerai nuskaitė situaciją, kad Šiaulių ekipoje keitėsi ginamieji ir pagalba eina iš kito krašto ir tuo metu yra laisvas žaidėjas kampe, tai labai gerai išskaitė. Kaip paprastai toliau taškus renka Paulius Danusevičius, šį kartą gavo gerą perdavimą, jau 9 taškai jo sąskaitoje, bėga ir jonaviečiai, Furmanavičiaus 2 taškai, ganėtinai toks kaip ir apkrapomis greitas krepšinis, kartais klampus, įvairių krepšinį matom tokios. Toks ganėtinai laisvas krepšinis ir vėlgi Eldžiai Torpas, nežinau, ir prie vieno ir prie kito trenerio man buvo tas žaidėjas, kuris smagiausiai žiūrisi, įneša tą įvairovę. Galbūt neturi to tokio idealaus metimo, bet sakau, judesiai, skaitimas, geras kūnas, labai neblogai žiūrisi Šiaulių ekipoje. Čia Tauras Jogėla dar gerą metrą nuo tritaškio linijos atsitraukęs, šauna iš toli, vėl mažina skirtumą. Šiauliai panašu, negali susikrauti solidesnio pranašumo pirmajame kėlinyje. Torpas drąsiai iš toli, netiksliai Torpas ir turbūt čia ir yra didžiausias minusas, kol kas tikrai nestabilus metikas iš toli, geras Gandijo Rosa perdavimas Jogėlai, bet Nojus Mineikis
išprovokuoja, tarsi keršyje jonaviečiai už tas kelias savaitės šį sezoną praleistas Jonavoje, ne pačias sėkmingiausias, po kurių ir persikėlė į Šiaulius. Aš tą patį pagalvojau prieš rungtynes, kad vienas iš tų žaidėjų, kuris norės labiausiai, tikrai Tauras suabejojo, nejautė žaidėjo už nugaros, būtų iškart metęs, būtų spėjęs, o tas pagazdinimas ir gavosi, kad Naujai Mineikiui davė tą šanselį užblokuoti. Jonaviečių gretose Ryanas Larsonas pasirodo taip pat vos vienas rungtynes sužaidęs ir kol kas taškų nėra pelnęs Jonaviečių gretose, o čia Tauras Jogėla atrodė suklaidina varžovą, bet tuo pačiu ir sužingsniuoja, taip kad Jonaviečių antroji klaida šiose rungtynėse. Ir tikrai Larsonas, matėme, Gargždų ekipoje buvo vienas tokių šviesulių, bet vėlgi žaidėjo pozicija yra tokia, kur tu turi šiek tiek laiko turėti, kad priprasti prie komandos. Matome, kad yra žaidėjų, kurie pripratė jau ir tikrai smeigia tą tritaškį, atbėgęs ant greitos atakos, aukščiausias komandos žaidėjas. Tai manau, kad Larsonas irgi šiek tiek užtruks, bet turėtų duoti kažkokios naudos vis tiek. Taip, dabar įdomu. Čia krenta Šeškus, bet tarsi gauna įspėjimą iš arbitro, kad nevaidinti. Vis dėlto yra fiksuojama pražanga, dabar jau panašu pačiam Šakilui Keistui, taip. Kuris labai daug, pažiūrim dar kartą epizodą. Taip, lyg tai ranka šokdamas ir nusistūmė Darots Furmanavičiui ten, kol kas iš Šakilo Kyfo labai daug noro, nelabai daug naudos, sakykime, kol kas, bet aišku, jam krūvis taip pat bus didelis, nes dabar matome sėdė ant suolo jau LJ Torpas, vietojo Karolis Giedraitis, tai turbūt Kyfas su Giedraičiu daugiausiai ir kontroliuos kamuolį savo rankose. Čia dar viena kanadiečio pražanga, šį kartą stabdant Furmanavičių. Ir tikrai prasta jo pusė minutės, 2 gautos pražangos. Nėra lengva irgi, jis toksai kontaktinis žmogus ir nesušilpus vienos pražangos, labai greit reaguoja, kad negavo pražangos, labai emocionalus. Taip, nuotaikos dar ir žmogus. Taip. Būtent, ir tokie žaidėjai, jie gali arba labai padėti komandai, bet tuo pačiu gali ir labai, kaip pasakyti, tą momentą paskandinti komandą. Čia, jeigu nesumeluosiu, LJ Torpas pasėdėjo ant suolo tik tai 51 sekundę ir grįžta atgal į Šiauliečių penketą organizuoti žaidimą. Taip pat matome ir Danielį Baslyką ir Vanderplasą pasirodžiusius pirmą kartą. Čia Furmanavičius prametė pirmą baudos metimą, prameta ir antrą metimą, kamuolį Marinkovičius ten pagal taisyklės nusistūmęs varžovo. Ir kol kas bent jau tiesiog žiūrint į puolimą, tai tikrai matom, kad naudos jonaviečiam duoda iš karto. Būtent paprastoje situacijoje po pramesto baudos metimo didelis kūnas prieš save nepamatė nieko, atsikovojo ir įmetė taškus. Gražus epizodas, kai Karolis Giedraitis staigiai pamatė atsilaisvinusi komandos draugą ir Romančenko neklysta iš toli. Taip kad minimali Šiauliečių persvara, kai iki kėlinio lieka apie 2 minutės žaisti. Ir kaip tu minėjai apie LJ Torpą, tai tikrai matome, kad vėlgi gavo traumas 2 maži žaidėjai, kurie galėtų jį pakeisti, duoti pailsėti, bet šiai dienai manau, kad jo krūvis tik tai augs. Taip, krūvis bus toks, lyg žaistų pas Šeškų. Būtent. Čia Baslykas. Ir Baslykas provokuoja pražangą, dar turi keletą žodžių Taurui Jogėlai. Emocingai nusiteikęs Šiauliečių kapitonas. Čia jau kapitono mūšis. Taip, tikrai sunku iš lūpų išskaityti, bet matėm, kad Baslykas keletą žodelių tikrai perdavė Taurui, o šiaip Danielio tikrai ganėtinai nemažas tobulėjimas, kurį matome šį sezoną, ypatingai provokuojant pražangas. Įmant rungtynes po naujųjų metų, jis jau 55 baudas yra metęs po 7 per rungtynes. Tai, sakykime, tokio ginklo iš jo anksčiau tikrai nematėme, o realizuoja 76% taiklumu, tai tikrai nėra blogas procentas. Ir matėme Karaliaus Mindaugo taurėje, tikrai centravo, nebijojo nei prieš Butkevičių, ir tikrai tą charakterį turi, matėme ir dabar. Galbūt jau kaip ir išlošė toj situacijoje, išprovokavo pražangą, lupo kamuolį, provokavo kažkiek, bando irgi kažkokius
papildomus, galbūt išnervuosi varžovą ir žinant, kad Tauras tikrai irgi yra iš tų žaidėjų, kuris gali išsiprovokuoti, tai... Taip, netgi prieš rungtynės per apšilimą, čia matėm, buvo vienos durys pradarytos arenui, pro kurias saulė prasišvietė, tai Danielis buvo tas, kuris suriko apsaugos darbuotojams. Čia Furmanavičius eina į priekį, 2+1, wow! Na ir Justas Furmanavičius jau žengia į dviženklę zoną, pelno savo 10-ąjį tašką šiandien. Tikrai labai rimtos antrosios Justo rungtynės jonaviečių gretose. Tikrai įdomus žaidėjas, atletiškas, turi ir metimą, bet matome ir kontaktą mėgsta. Labai geras papildymas, ypatingai man patinka, kad tai yra lietuvis, vėlgi visi skundžiasi lygoje, kad nėra tų gerų lietuvių, bet tikrai turime tų lietuvių ir man sakau, smagu matyti, kad ir tas pats Baslikas tobulėja. Didžiausias man čia labai gražus metimas Giedraičio. Turbūt dar vienas lietuvis, kurio tobulėjimo norėtume išvysti taip pat. Tikrai norisi, bet sakau, vėlgi, Šiaulių ekipoje labai man gaila dėl Stankevičiaus, nes turėjo pirmąją tokią sezono dalį sunkę ir pasikeitus treneriui atrado save ir vėlgi tos traumos nieko neapsaugo. Vakar teko stebėti lengvą atletiką ir mačiau 60 metrų moteris finale turėjo bėgti iš geriausio rezultato, jai tiesiog ar plyšo raumuo, ar išvežė su kaip sakant, su vežimėliu, tai tu niekad negali planuoti, nors nori geriausio, bet... O Marinkovičius, kuo toliau, tuo labiau man panašėja į Bobaną Marjanovičių, bet CFL kontekste, atrodo, nieko negali pasiūlyti po krepšių jam, tik tai dar visų metimų aukštaugis nesusimeta. Čia būtent jo pražanga, bet tik ketvirtoji komandinė jonaviečiam, kėlinys jau visiškai prie pabaigos, 23 sekundės tik lieka žaisti, apskritai rezultatyvų kėlinį matėm, 28-25 ir dar, na, tikrai savo žodį turės šiauliečiai ir gal jonaviečiai taip pat jį pavyks pasikovoti kamuolį. Giedraitis vėl išvedamas metimui iš toli, netiksliai Karolis, ten Baslikas kovoja dėl kamuolio, bet jis Larsono rankose. 10 sekundžių jonaviečio atsakymui. Larsonas turbūt gali žaisti tiesiog prieš Vanderplasą. Veržiasi Larsonas, numeta kamuolį Furmanavičiui, toliau juda kamuolys prie Micovičiaus, netikslus Micovičiaus metimas galėjęs išlyginti rezultatą. Taip kad po pirmųjų 10 minučių turime 3 taškų šiauliečių persvarą, 28-25. Čia matote pirmo kėlinio geriausią žaidėją, Jonavos Ibet, dar galima sakyti naujoką, Justą Furmanavičių. Tikrai puikus pirmasis kėlinys, 11 taškų, 80% metimų iš žaidimo. Romančenko čia likęs prieš Larsoną, agresyviai žaidžia Dovis ir išprovokuoja Rajano Larsono pražangą. Kol kas, na, tas skirtumas tarp ekipų tikrai gan minimalus, kai matome 3 taškai, žiūrint į statistiką, irgi daug rodiklių panašių, tik tai kol kas laimi lentą šiauliečiai, 14-8, čia Larsonas vos nepavogė kamuolį. Ir matome, Jonava jau pradeda savo gynybų manevrus, keičia gynybos kažkiek pačią schemą, tokia pusiau aikštė stoja, kuri, kaip žinome, tikrai Virgio viena mylimiausių gynybos sistemų ir prieš ją ypatingai yra sunku žaisti, nes tu ne visada supranti, nespėjai susiorientuoti, ar tai aikštės gynyba, ar asmeninė, tai pažiūrėsime kiek ilgai ir kiek atneš iš to naudos. Na, pirmoje atakoje LG Torpas visiškai metė kamuolį į tribūnas, o čia beveik analogiška klaida, bet tiesiog Larsono perdavimas ir Vanderplasas vagia kamuolį, absoliučiai niekas nestabdo jo kelyje link krepšio, bet panašu, kad galbūt nelabai reikėjo, sutikęs pasipriešinimą po krepšių prameta amerikietis. Ir čia labai gera pražanga, sustabdant greitą ataką, pirmoji pražanga ir matome labai greitą keitimą. Tai treneris tikrai nėra patenkintas, reiškia kažkokiais momentais, ta klaida galbūt jau čia trenerių toksai pasakymas, skersą ilgą perdavimą duoti, tai čia jau peilis treneriui paširdžius ir matėme, kad treneris pats dabar parodinėja, kaip reikia įžaisti tą momentą, kad
kad žinotum ir kad nesėstum po 40 sekundžių ant suoliuko. Na ir turbūt nesuklysim pasakė, kad pas Virginijų Šeškų tas pirmas įspūdis tikrai yra ganėtinai svarbus. Žaidėjai paprastai, kurie neužsirekomenduoja, čia labai prastas ir Furmanavičiaus perdavimas, dar prastesnis Vanderplaso ir galų gale 2 lengvi Mičovičiaus taškai. Ir tik norėjau pasakyti, kad šiaip abidvi komandos yra tikrai ganėtinai nemažai klystančios. Šiauliai apskritai 11 lygoje pagal klaidas ir kažkaip pirmajame kėlinyje pavyko suvaldyti tas klaidas, bet antrojo kėlinio pradžioje per pirmą minutę, absoliuti klaidų virtinė, turbūt pamatėm 4 ar 5 klaidas per abi komandas. Ir tikrai labai laisvas žaidimas, nėra daug tų derinių, daug individualių veiksmų, greito puolimo ir dabar matome, perimtas kamuolys bėga, nėra to tokio idealaus išsidėstymo, bando centravimais kažkokių išnaudoti. Aišku, tas pats Justas Furmanavičius, manau, nėra tinkamas žaidėjas galbūt centruoti, bet pas Lygui nėra turbūt lygoje žaidėjo, kurio nebandytų jis apcentruoti. Taip, čia LJ Torpas šaudo tritaškį, Virginijus Šeškus, turbūt tos, sakykime, kokybės ar intensyvumo gal kažkiek ir suprantamai trūksta šiandien. Taip, jau antrame kėlinyje. Taip, ir ypatingai Jonaviečių ekipoje, sakau, dabar yra penketukas, kuris galbūt atitinka visas pozicijas, turi centrą, turi 4 poziciją, viskas kaip turi būti, o kiekvienas keitimas labai gražus blokas. Vėlgi kalbėjome apie Pavelką, jis rizikuoja, dabar irgi galėjo tiesiog iškėlęs rankas būti, pasisekė, kad užblokavo, kitaip būtų sėdęs ant suoliuko. Tikrai taip, ir Justas Furmanavičius panašu, kad šiandien tikrai gavęs kamuolį turi absoliučiai žalią šviesą daryti, ką nori, atakuoti krepšį, nors dabar yra sodinamas galbūt ir tiesiog užtarnauto poilsio vietoje Edvinas Šeškus. LJ Torpas ieško kam grąžinti kamuolį, grąžina iškart Pavelkai, 2 milžinų dvikova. Čia labai gražiai Tauras nuskaitė situaciją, ypatingai matė, kad suksis į kitą pusę ir realiai jam buvo net 2 pasirinkimai, galėjo dar šiek tiek palaukti ir laukti, kol atsisuks ir provokuoti pražangą. Taip, čia Antanas Reika jūsų ekranuose iš nuotaikos panašu, kad nematė paskutinio Tomašo Pavelkos epizodo, nes čia Žydrūnas Urbanas tikrai, jį turbūt būtent tokie epizodai varo į neviltį. Čia surandamas Šeškus, bet netiksliai atakuoja Jonavietis iš toli. Vėl greitas šiauliečio atsakymas. Greitas ir gan chaotiškas, tiesa, kiek pasiseka šeimininkams, kad kamuolys bent jau išlieka jų rankose. Vėlgi matome, kad tikrai labai daug to greito krepšinio, bet kartais jau net atrodo ir skuboto, kas ir yra svarbiausia, išlaikyti tą greitą krepšinį, bet kad jis būtų su mintim, su logika. Šį kartą 21 numerių dvikova laimi Pavelka, fiksuojama pražanga jo pagrindiniam varžovui Ivanui Marinkovičiui. Ir taip pat tai jam yra antroji asmeninė. Jeigu Jonaviečiai visiškai, čia puikiai surandamas Nojus Mineikis, didelė klaida Jonaviečių gynyboje, bet jeigu Jonaviečiai sugebėjo prieš rinktinių langą nugalėti Wolves be centrų, tai su vienu vidurio puolėju prieš Šiaulius turėtų teoriškai būti lengviau. Ir čia galbūt vėlgi Jonaviečiam kažkiek tą pertrauką prisirinko gal naujų žaidėjų, taip treniruotės, bet pajautus tą vieną pergalę turėti vėl 2-3 savaitės be rungtynių, tu kaip ir pamiršti, kad tu laimėjai. Matėme ilgą seriją, matėme, kad tikrai negalėjo laimėti ir tu pagauni tą, atrodo, gerą emociją, pergalę, tada ilga pertrauka. Tai matysime, kaip greitai jie vėl grįš į pergalių tą kelią. Ir čia Mineikis prameta iš toli, būtent Nojus buvo surastas atakos pabaigoje, ten toks įspūdis galbūt kažkiek ir LJ Torpas agresyviau galėjo žaisti, žiūrint iš to perspektyvos, kad Ivanas Marinkovičius su 2 pražangom lieka aikšteliai, tai aišku, jam užsidirbus 3-ąją pražangą jau tikrai būtų ganėtinai prasti poperiai Jonaviečiam. Čia Gandija Rosa prasižengia antrąjį sykį ir tai 4-oji komandinė Sibet pražanga šiame kėlinyje. Ir tikrai, kaip minėjai, Tomašas dabar yra ypatingai svarbus, kai yra ir Ivanas Marinkovičius. Jeigu jis galbūt nebūtų spėjęs užregistruotas būti, tai
tai vėlgi Tomašo kitoks būtų svarbumas, o dabar tikrai labai svarbus, nes matome, kad nuo pirmųjų tų minučių Ivanas įneša tą ir atkovotą kamuolį ir pagauna kamuolius iš po krepšio. Čia Torpas eilinis epizodas, kur jisai centruoja Gandia Rosą ir šį kartą metą atšokdamas, bet tikrai jam tokie metimai labai priimtini. O čia puikiai Vanderplasas darbavosi gynyboje, iš pradžių išmušė kamuolį Mičovičiui, paskui panašu Pavelka blokuoja Marinkovičiaus metimą. Ir vėlgi Ivanas kažkiek galbūt žaidžia, kaip sakant, iš to pirminio dar tokio didelio noro, bet matome, kad to kvapo kažkiek trūksta. Ir čia labai reikalingas metimas jonaviečiams. Atsikovojus kamuolį puolime, Tauras Jogėla labai protingai sužaidžia ir ne tik provokuoja Mineiką pražangą, bet dar sugeba ir įmesti dvitaškį. Ir čia jau tampa visiška vizitinė kortelė Tauro. Jisai prisižiūrėjęs, nežinau, ar NBA, ar Eurolygos, tikrai gerą tą turi prasukimą per rankas, jaučia, kaip gynėjas laiko rankas ir įmesti dar tokį metimą nėra taip lengva. Pataiko baudos metimą Tauras, apskritai Taurų Jogėlai tikrai neblogas sezonas, žiūrint į rodiklius, beveik 12 taškų pelno, 4 kamuolius, 14 naudingumo balų ir būtent praeitose rungtynėse su Vilniaus Wolves sužaidė naudingiausią mačą, 28 naudingumo balus netgi surinko Tauras. Ir pačiam yra tekę su juo žaisti, man toksai vaizdas, kad jisai jau užaugo, nes būdavo jaunas, entuziastingas, kai labai daug neįžeidžiant kvailų sprendimų iš vien to didelio noro jisai padarydavo, bet dabar matome, kad tikrai vėlgi būti kapitonu, tu neši tokią mini naštą, turi būti pavyzdys, jau negali daryti tų tokių kažkokių išsišokimų ar būti blogas pavyzdys žaidėjim, ypatingai kai turi nemažai legionierių, tai tikrai man patinka ir Tauras kažkiek net mane stebina, kad tikrai gerai atrodo. Jonaviečio atsakymas. Gandia Rosa puikiai drasko šiauliečių gynyboje ir pirmas geras puertorikiečio epizodas šiandien mažina skirtumą jau iki 3 ir vėl matėme, Šiauliai turėjo 8 taškų pranašumą, 2 atakos ir jis mažėja iki 3 taškų. Ir matome šiek tiek, kad pakrito tas taškų rinkimo tempas, nes pirmas kėlinys buvo labai rezultatyvus, o dabar jau įpusėjęs kėlinys ir rezultatas iš vis sunkiai kylantis. Tai visiškai nenustebino šitas Žydrūno Urbano sprendimas prašyti vandens pertraukėlės. Tikrai keletas labai prasmėdžiai OptiBet 19:30, tai dabar 10 ir 11 vietą užimančios komandos, bet abidvi tikrai turinčio šansų dar pakovoti dėl vietos atkrintamosiose varžybose, nes jos abi, pavyzdžiui, turi po 4 pergalės, tiek pat tiek Šiauliai. Tai būtent šiandien ir vyksta tos rungtynės. Negražu sakyti, kad lentelės dugno komandos, nes viena ar kita pergalė tikrai gali jos pastumėti ir į tos pačius play-offus. Bet kiekviena pergalė dabar yra, kaip tu minėjai prieš tai, aukso vertės, nes aplenkus kad ir Nevėžis su Pasvaliu, tai dvigubas taškas iš karto. Taip, anglų futbolo bendruomenė, anglų futbolo fanai turi gerą išsireiškimą, kaip sako, 6 taškų vertės rungtynės. Tai, 3+3, kaip sako, nuo čia 3 jau dega prie Tomašo Pavelkos asmeninių pražangų grafoje, taip kad šį kartą Marinkovičius, jo oponentas, gali pasilikti aikštelėje šiek tiek ilgiau ir bent jau teoriškai prieš žemesnius, lengvesnius oponentus, nors matom, šį kartą tai nepadeda, Ivanas sužingsniuoja. Ir vėl tikrai labai stipriai paaugęs klaidų skaičius, tai jau yra 6 jonaviečių klaida, šiauliečiai yra suklydę 7 kartus. Ir ką matėme, kad treneris Virginijus Šeškus dabar akcentavo Ivanui neskubėti. Tu esi vis tiek aukštesnis, didesnis, tu turi laiko, apsižiūrėk, nes manau, kad Šiauliai dabar gali kažkiek ir dvigubinti galbūt, nes neturi to savo Tomašo Pavelkos, kuris galėdavo vienas atstovėti. Šiaip kitą kartą galėtų tiesiog nueiti pas jį ir paklausyti, tai sutaupytų ir laiko turbūt. Ivanas Gandia Rosa tikrai, nors taip pat nėra Virginijaus Šeškaus favoritas, kalbėkim šį sezoną, bet tikrai panašu, kad didesnį pasitikėjimą turi nei Ryanas Larsonas. Čia gražiai sujuda kamuolys jonaviečio atakoje, bet Justas Uranavičius netiksliai atakuoja iš toli. Ir labai geros rungtynės Gandijai Rosai
čia nutraukė ir mano pokalbį ir Jonavos ataką Šakilas Kytas. Taip, tikrai vienas emocingiausių šiauliečių legionierių ir tikrai gražu žiūrėti, kaip po Urbono atvykimo tiek Torpas, tiek Kyfas, kokias emocijas rodo, kaip yra užsivedę būtent dėl tonai juodų spalvų. Ir manau, šitas toks emocingas epizodas, Šarūnai, kaip sakei, tikrai duos labai daug pačiam Šakilui Kyfui, nenustepčiau, ir tritaškį tolimą švysteltų neužilgo. Būtent. O ką noriu pasakyti apie Gandiją Rosį, kad jam realiai dabar turi žaisti, nes nėra kas pakeistų, turi gauti pasitikėjimą ir trenerių, ir savo, ir komandos narių. Češkus perduoda Jagėlai, šis iš vidutinio nuotolio, dar kartą sėkmingai Tauras Jagėlai iš panašaus atstumo mažina skirtumą jau iki 1. Danusevičius greit pelnęs 9 taškus, jau tikrai labai ilgą laiką nėra pelnęs taškų. Irgi įdomu, kad ir čia traunasi pro Taurą Jagėlą jėga, bet gale užsibaigia kairė ranka ir pelno taškus po ilgos pertraukos. Labai kantriai sužaidė, pasidarė tai, ką norėjo, įėjo giliai, atsisuko į savo kairę ranką, išnaudojo ūgio persvarą ir pelnė taškus. Šeškus Marinkovičius, šis prieš kiek bent jau žemesnį ir lengvesnį Romančenko. Turi pražangą atsargoje, Romančenko ją naudoja, bet naudoja tikrai netinkamų metų, nes jau į metimo fazę buvo įėjęs Jonaviečio aukštaūgis, kuris vėl stos prie baudų metimo linijos. Atrodytų, kaip tik turint traumų, turint mažas rotacijas, tas krepšinis turėtų būti lėtesnis, bet matome, kad abi komandos užsivedė ir pirmąjį rungtynių kėlinį pelnė tikrai begalę taškų ir matome, kad antras kėlinys jau galbūt ir jėgos kažkiek apmenko ir tas tempas nukrito, toks daugiau klaidų, kaip minėjai, daugiau tokių prastų sprendimų. Taip, tikrai krepšinis galbūt ir nėra vadovėlinis, bet bent jau tikrai intrigos netrūksta. Ivanas Marinkovičius pataiko antrąjį baudos metimą, prieš tai prametęs pirmąjį ir mažina skirtumą iki 2 taškų. Apie 2,5 minutės lieka žaisti antrajame kėlinyje ir jau aišku, kad antroje pusėje tikrai intriga bus, ko ir aišku galėjome tikėtis prieš rungtynes. Čia Danusevičiui labai nepatogiai įmetamas kamuolys ir panašu, kad būtent nuo jo rankų jis ir palieka aikštelę. Kažkaip paskubėjo, galbūt dar nespėjo Paulius užsimti ir padėties gerai. Tai Dovydas kažkiek metė į kovą tokį perdavimą. Pataikė į kamerą dar panašu. Mičovičius atgal Gandijai Rosai, ten Šeškus bandys užsimti poziciją prieš Mineikį. Tad Marinkovičius buvo apylaisvis, bet Karolis Giedraitis jau tikrai matė 2 žingsnius į priekį, perima kamuolį, suranda Mineikį, 3 taškai, labai svarbus tritaškis, didinantis skirtumą iki 5 ir vėl galimybę, sakykime, Šiauliams susikurti, bent kiek labiau apčiuopiamą persvarą. Ir tikrai tos klaidos tokios labai lengvabūdiškos, galima sakyti, per vieną perdavimą. Tiesiai rankas, tada nespėjai susiorientuoti gynyboje ir tie tritaškai tikrai skaudžiai kerta. Kyfas dabar užsiema įžaidėjo pareigomis Šiaulių gretose, sėdint ant suolo LJ Torpų ir norėjau šaukti dėl dar vieno naujaus Mineikio. Tritaškio į buvusios ekipos krepšį, kurią, kaip ir minėjom, trumpai atstovavo šiais metais, bet metimas buvo netaiklus, nes šiauliečiai turės dar vieną šansą, o čia keičiasi žaidėjai. Jonaviečių gretose Ryanas Larsonas sužaidęs 4 minutės ir dar vis tuščias, kaip minėjom, ir pirmose rungtynėse jam nepavyko pasižymėti, grįžta į aikštelę. Giedraitis. Čia absoliučiai gelbėjo Šiaulius visiškai atsitiktinė Mičovičiaus koja. Ten šiauliečio nebuvo turbūt jau 2 metrų spindulių. Taip, aš tą patį lygiai norėjau sakyti, kad čia labai pasisekė ir išsigelbėjo šitoje situacijoje. Danusevičius netiksliai ir Mineikis turėjo auksinę progą pelnyti 2 taškus iš po krepšio. Nepataiko. Matome Jonaviečio atsakymą. Mičovičius. Furmanavičius atakuoja Mineikį. Dvigubina gynybą šiauliečiai. Mičovičius klaidina ir panašu, sakykime, kiek suklaidina, nežinau, bet bent jau išprovokuoja Danusevičiaus pražangą. Ten Paulius jau beveik viską buvo padaręs, kad Mičovičius mestų tikrai ne patį lengviausią metimą, bet paskui kažkiek ir kontakto buvo.
Čia tikrai puikiai proga kažkiek atsikvėpti. Keitimų per daug neturi. Tarkim, jonaviečiai gynėjų grandyje turi kažkokius pakeitimus. Aišku, nusileidžia kažkiek ūgių ir Šakilas Kitas prieš tai atsivaręs kamuolį prieš Larsoną atrodė tikrai įspūdingai. Bet Jonavos ekipoje ir Marinkovičius, ir Mičiovičius tikrai žaidžia didelės minutės. Mičiovičius apskritai žaidžia daugiausiai lygoje, 33 minutės, o beje nėra labai patikimas baudų metikas, 59% tik šį sezoną ir tą matėme dabar, kur apskritai abidvi baudas prameta Sibeto serbas. Čia Mineikis dar kartą surastas apylaisvis ir čia nebejoju, kad Virginijus Šeškus taip piktas, rėkia ant Ryano Larsono, absoliučiai turbūt jau praras tikėjimą amerikiečių ir prašo surinkę netoli pusšimčio taškų, 45, jų varžovai surinkę 6 mažiau, bet turi kamuolį savo rankose ir Ryanas Larsonas, matome, lieka aikštėje ir pradėjo jonaviečio ataką. Ir matome, kad Jonava paėmė minutinę pertraukėlę ir nubraižė kažkokį derinį Virginijus, o Šiauliai stojo į aikštės gynybą, nežinojo, kad kažkas specialaus bus sukurta. Taip, aikštės gynyba ir panašu, kad nesugeba dėl to atsitverti kamuolio šiauliečiai. Marinkovičius pelno 2 taškus, o dabar grįžtame į Šiaulius, kur veikiausiai matysime paskutinę pirmosios pusės ataką, maždaug 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos ir 1 sekundė mažiau šiauliečių atakai, taip kad tikriausiai šiauliečiai laikys kamuolį iki kėlinio pabaigos, nepaliks laiko savo varžovam. Karolis Giedraitis kol kas su kamuoliu atakuoja Furmanavičių, perduoda kamuolį Nojui Mineikiui, šis, tokį metą sunku akrobatinį metimą ir ten jonaviečiai dar, Justas Furmanavičius meta iš daugiau nei pusės aikštės atstumo, meta netiksliai, taip kad po 2 kėlinių rezultatų 45-41 pirmauja Šiauliai prieš 10 minučių, 9 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, iš jų 2 puolime. Ką dar, Šarūnai, akcentuotum, kalbant apskritai apie pirmąją pusę? Tai tikrai, kaip ir sakai, naujokas prideda, vien tas kūnas didelis duoda daug naudos jau Jonavos ekipai, bet statistiniai rodikliai irgi pakankamai panašus, galbūt Šiauliai kažkiek pirmavo, 5 kamuoliais daugiau atkovoja, bet didžiausias turbūt tai 3 taškų pataikymas, kad tikrai Šiauliai atakoja 44%, pataikė 7 tritaškius, o Jonava to savo taikiklio dar neatrado ir sakau, jeigu jie palygins savo pataikymą, padidins kažkiek, tai manau, kad greitai ir grįš į rungtynes. Taip, ir čia ypatingai tikrai labai nesėkmingos pirmos 20 sekundžių jonaviečiam, nes Ivanas Marinkovičius ne tik, kad bandydamas išmušti kamuolį pažeidžia taisyklės, bet jam tai yra 3 asmeninė pražanga ir dar pažeidžia taisyklės metimo metu. Taip, kad Paulius Danusevičius iškart stoja prie baudų metimo linijos, tiesa prameta pirmąją baudą naudingiausias, kartu su komandos draugu LG Torpu ir rezultatyviausias ir naudingiausias Šiaulių krepšininkas pirmoje pusėje. Kaip ir sakai, gerai, kad iš Jonavos pusės žiūrint prametė tą pirmąją baudą, nes būtų tikrai prasidėję viskas kaip įmanoma prasčiausia. Lieka Ivanas Marinkovičius metama aikštėje ir su 3 pražangomis. Būtent jis gauna kamuolį, toks įdomus metimas, atsitrenkus į Šakilą Kitą. Tikrai kietas vyrukas, pačiam teko pažaisti, man atrodo, 1 ar 2 rungtynės Kanados lygoje buvo ir jisai mane dengė. Tai vien tas masė, tas tikrai pakankamai greitas ir atrodo galbūt kaip didelės pozicijos žaidėjas, bet tikrai pakankamai greitas ir naglas ir ta... Centruot nebandėjai, ne, prieš jį? Aš nebandžiau, aš neturiu kaip Vaslikas tų tokių didelių įnorių, tai tikrai įdomus žaidėjas, sakau, tiesiog visada mėgsta labai daug šnekėti ir puolime, ir gynyboje, ir visiems geras patarinėja, bet vėlgi, kanadiečiai šiek tiek ir skiriasi nuo Amerikos turbūt pačių žaidėjų, pačių charakterių žmonių, tai... Čia matome Žydrūno Urbono emocijas, kalbėjai, ko kanadiečiai nuo amerikiečių skiriasi, Žydrūno Urbono emocijos irgi tokios, sakykime, ne visai tipinio lietuvio. Tai būtent, kaip ten skiriasi žmonės, tai čia treneriai labai nesiskiria, nes ir vienas ir kitas labai gerai viską mato, tai ir abu emocionalūs tikrai labai. Tęsia ataką jonaviečiai, Gandija Rosa sulaukia Marinkovičiaus užtvaros.
ataką prieš Mineikį, Gandija Rosa, dabar Mičovičius, na, ten per praktiškai 4 rankas metė. Mičovičius metė netaikliai ir Van der Plasas jau kitoje aikštės pusėje aštrina Šiauliečio ataką. Bet panašu tikrai, kad, manau, sutiksi, jog trūksta neretai, sakykime, tokių šaltesnių sprendimų. Čia aštrino ataką, jau akivaizdu buvo, kad nieko nesusikūrė, bet Van der Plasas vis tiek bandė žaisti iki galo. Tai būtent atrodo, kad ekipos renkasi tą pirminį sprendimą, kartais irgi pagailį ir to ekstra perdavimo. Tai ir dabar matėme, kad kartais situacija matai, kad tu kažko nesukursi, gali tiesiog staptelti, atiduoti žaidėjų kamuolį, suorganizuoti per naują ataką. Bet pirmas ir antras epizodas tikrai jam neprideda to pasitikėjimo. Bandė kažką sukurti, treneriai irgi dažnai mini tą dalyką, kad jeigu jau nutraukia derinį, tai būk mielas, malonus ir užbaig ataką rezultatyviai. Tai ar bent kažką gerai sukurk. Čia Žydrūnas Urbanas gauna šiek tiek tokių pastabėlių, turbūt iš rungtynių arbitro labai nepatenkintas buvo, kad čia nebuvo fiksuota pražanga būtent prieš Van der Plasą, sakydamas, jog Jonavietis judėjo neleistinai. Tai tikrai dar ką galima pagarsinti vieną įdomesnių dvikovų šiandien, Šarūnai, kaip pastebėjai, tai kad prie Justo Firmonavičiaus yra LJ Torpas, yra atvirkščiai kitoje aikštės pusėje, o Mineikis arba Gandija Rosa prižiūri Mineikį. Čia puikiai surastas Marinkovičius ir, na, tikrai žinau, kad ūgis skiriasi gal kokių 15 cm, bet taip kaip žaidžia šiose rungtynėse, tai kažkiek tokio Bobano Bojanovičiaus atspindžių randu Marinkovičiaus žaidime. Ir šiaip tikrai atrodytų kaip koks Pavelkos pusbrolis, galbūt žemesnė versija šiek tiek, bet... Tiesą pasakius, vizualiai kažkiek atrodo aukštesnis nei tie 2,7 m ar 8 m, kai buvo rašyta. Na, bet čia jau tiek to, Danusevičius prameta iš vidutinio nuotolio, taip kad Šiauliai turi 5 taškų pranašumą, jau turbūt maždaug 3, jei ne 4 kartą šiandien buvo susikūrę tokį 7-8 taškų pranašumą, kurį paversti dviženklių nepavyksta. Čia Furmanavičius laužė per jėgą, suranda Marinkovičių ir šis išprovokuoja šiauliečių pražangą. Ir čia tikrai geras Justo sprendimas, ne visada pačiam užbaiginėti atakas, ypatingai dabar turi didelį žmogų, kuris neblogai kerta, galbūt nesusidėlioja tų kojų taip patogiai, kad užsibaigti pilnai ataką, kaip prieš tai pavyko dėjimu, bet tikrai duoda didelę naudą. Jonaviečiai turbūt net nežino jau, kaip žaisti po Juzo išvažiavimo, kaip su dideliu žmogum, nes tikrai visai kitas žaidimas, kai turi didelį žmogų, kai žaidi tos vadinamus pick and popus tik tai. Tai matėme, aišku, Jonava taikosi prie visų situacijų ir, kaip minėjai, prieš Vilkus laimėjo be didelio žmogaus. Bet tikrai įdomu bus, nes matysim ypatingai centram tas aktualu, kuomet atvažiuoja į naują lygą, tos pirmosios rungtynės kartais ne visai atspindinčios, gali būti abi pusės, kartais sužaidė ten 25 taškai ir tave, kaip sakant, išskautina, netaisyklingai sakant, ir visai kitokį vaizdą matėm. O ten dar Šakilui Kifui, beje, prieš Marinkovičių buvo 3 pražanga fiksuojama, o čia 3 taškus pelno LJ Torpas, šiandieną iš toli atakuodamas netgi savo nebūdingai tiksliai iš 3-2 šiandien amerikiečio sąskaitoje. Tai tikrai, jeigu dar pagerint savo tą metimą kažkiek iš perimetro, vienas tikrai įdomesnių, sakau, žaidėjų. Aš ypatingai pats toj pozicijoje žaidžiau, man labai smagu žiūrėti, matyti, ką jisai mato, kokie sprendimai. Čia daug kontakto, tiek kovojant dėl kamuolio, paskui bėgant į greitą puolimą ir galų gale teisėjai fiksuoja Justo Furmanavičiaus pražangą, o čia matote susijėmusius už galvos net kelis Šiaulių aistruolius. Ir grįžta aikštelė Tauras, kažkiek pradėjo turbūt kėlinį Jonaviečiai ne taip, kaip norėjo, nepavyko ir užpulti, nepavyko ir apsiginti. Tai panašu, kad vis daugiau ir daugiau replikų ir pastabų arbitram turi tiek treneriai, tiek žaidėjai. Ten matėme, Mičovičius piktinasi arbitrų sprendimu. Dar vienas labai netikslus Van der Plaso metimas iš toli. Čia kaip sako Kauno krepšinio mėgėjų lygoje. Pirmą pusę dar visi žaidžia, antrą pusę jau tik tai teisėjauja, nes visi pavargę, nebespėja reaguoti į patį krepšinį, jau kaltina tik teisėjus.
Čia įdomus epizodas po krepšiu. Pirmas fiksuojama pražanga puolime Ivanui Marinkovičiui, tai jau jam ketvirtoji asmeninė, bet apskritai, tikrai labai ilgai užsibuvęs buvo baudos aikštelėje ir paskui dar kontaktas, neleistinas kontaktas, kurį dabar matot savo ekranuose, alkūnę pataikė į veidą Van der Plasui. Rimtesnės nuobaudos išvengia, bet ir ta ketvirtoji pražanga yra tikrai smarkiai minutės ribosantis faktorius. Rimta nuobauda Jonavos ekipai ta ketvirtoji pražanga. Šiauliečiam dar vienas šansas padidinti skirtumą iki dviženklio. Ką ir bando daryti Torpas, dar vienas taiklus tritaškis. Ir Virginijaus Šeškaus kantrybė tikrai išseko 11 taškų. Matome po pertraukėlės ir pakeičia atako organizatorių Šeškus, Ryanas Larsonas vietoje Ivano Gandijos Roso. Ir tikrai Larsonui ką reiktų, tai dabar įmesti kažkokiu būdu tritaškį ir kaip iš žaidėjų tikrai atsirištų visai kitas, net atrodo spalvos atsirastų, nes kol kas tie epizodai tikrai neužtikrinti, buvo pora klaidelių tokių, kur treneriui labai skaudžiosios yra ir iš karto tu atrodo prarandi pasitikėjimą. Tai vienas kitas geras epizodas, manau, kad tikrai pakeistų jo pačio žaidimo laiką ir kokybę. Čia minant šoninės linijos Šakilas Keithas. Aiškina, kad buvo išmuštas kamuolys, bet čia turbūt nesvarbu, ar buvo išmuštas ar ne. Jeigu jisai lietė kamuolį ir dar tuo pačiu metu mynė ant linijos, tai peržiūros turbūt nereikėtų. Jonaviečiai sumažina skirtumą iki 8, gali įmažinti dar labiau. Bet kaip ir sakai, tokiose kažkiek netradicinėse rungtynėse iš tos pusės, kad abidvi komandos turi labai daug netekčių, labai svarbios yra emocijos. Dabar Šeškus netiklus tritaškis, bet Mičovičius ima kamuolį ir nepataiko iš po krepšio. Ir tų pačių šiauliečių gretose matome LJ Torpą žaidžia vėl puikias rungtynes. Tam pačiam Šakilui Keithui po sėkmingo epizodo šiek tiek didėjo pasitikėjimas ir dar vienas Torpo, šiaip tiesa netikslus metimas, ten Pavelka dar kaip milžinis ėmė kamuolį, bet nesugebėjo užsibaigti iš po krepšio. Tikrai Tomašas atrodė kaip prieš jaunesnius mokykloje žaistų, atsikovojo aukštai kamuolį. Čia techninė pražanga yra baudžiama ramesni ir pozityvesni negu prieš pertraukėlę buvę Šiaulių krepšininkai ir neduok die treneriai, vyr treneris, kuris ir buvo nubaustas techninę pražangą. Norėjau sakyti, kad priešingai berniukas negu treneris, su šypsena viskas yra gerai. Čia Justas Furmanavičius pataikęs pražangą, klausia, kas dabar. Nėra tikras, ar taip, mes dar du baudos metimus už būtent tą Šakilo Keitho pražangą. Tai vis dėlto ketvirtoji kanadiečiui sėdasi kanadietis tokio, priverstinio poilsio. Ir Donatas Lanina matote savo ekranuose. Taip, ir tikrai malonu matyti sekmanį, kaip ir minėjom jau kelis kartus, kad geras oras, kas neįprasta Lietuvoje tokiu metu galbūt, bet tų žmonių prisirinko ir matome, kad dabar sureagavo labai taip emocingai į visą tą įvykių seką, tai tikrai malonu matyti, kad čia labai daug dėmesio buvo sutelkę Pavelka po krepšiu atsidūręs ir ten Nojus Mineikis puikiai išnaudojo tą situaciją, gavo kamuolį po krepšiu, pelnė 2 taškus, kad Šiauliai turi +7 ir 4 minutės lieka iki 3 kėlinio pabaigos. Šeškus Jogėla prieš Pavelką, turi milžinišką greičio ir koordinacijos persvarą ją ir išnaudoja. Tai būtent dabar Jonavos kozeris yra tas pats, kaip ir buvo žaidžiamas prieš Vilkus, kad Tauras Jogėla yra tikrai žemas centras, sakykime taip, ir ką gali jisai padaryti, tai jisai gali atšokinėti ant tritaškio, mesti tritaškį arba tiesiog apžaisti Tomašą Pavelką iš perimetro. Čia LJ Torpas meta iš toli, netiksliai Pavelka muša kamuolį, bet muša į tiesiai Larsenui. Larsenas bėga į greitą puolimą, suranda Pylais iš Šeškų, šis dar vieną perdavimą atlieka Mičovičiui iš, jau galima sakyti, mėgstamo kampo. 3 taškai ir kiek turėjome 11 taškų Šiaulių persvarą, dabar jau beturime tik 2 taškus. Kiek nedaug reikia, vienas kitas sprendimas nepalankus, viena kažkokia emocija nesulaikyta ir jonaviečiai grįžo visiškai rungtynės. Taip, čia Danusevičiaus rizikingas perdavimas. Perdavimas pavyko, bet ten Danielius Baslykas apmaudžiai mina šoninę liniją ir dar viena šiauliečių klaida. Ir čia visiškai pabiro komanda per sakykime, minutę 2.
matome, darys pakeitimus ir sudėtyje. Žydrūnas Urbanas keliamas Dovis Romančenko, kelia Tomašą Pavelką. Na, dar vienas tikrai, tiesą pasakius, labai blankios rungtynės, 2 taškai, tiesa 6 kamuolius atkovojo Slovakas, bet vis tiek turbūt netokio indėlio iš jo tikisi, dar žinant, jo gynyboje tai nėra pats sakykime, mobiliausias ir paslankiausias žaidėjas. Būtent tas, tai pratę buvom prie jo to pirminio dominavimo tokio, tai tie 2 taškai tikrai atrodo negelbėja Šiaulių, bet LJ Torpas tikrai kaip Jurkas, atrodo pilna jo ir centruoja, ir 3 taškį pataiko, ir tikrai didelės pastangas deda. Na, bet kuomet pataiko 3 taškį, kaip gražiai vagia kamuolį Paulius Danusevičius, bėga į greitą puolimą prieš Edviną Šeškų ir čia nesportinė pražanga Edvinui Šeškai. Danielis Baslykas puola aiškinti santykių. Na ir pirmajame kėlinyje turėjo Baslykas keletą žodžių Taurui Jogėlai. Šį kartą Edvinui Šeškui. Tikrai nemalonus epizodas ant greito puolimo bėgant, tikrai ta traumų tikimybė ir visa kita, bet iš kito kampo žiūrint, kad smagu, kad komandos iš karto viena už kitą stoja, viena prieš kitą, daug žaidėjų ateina, tai reiškia, kad tikrai svarbios rungtynės ir abiem komandom. Taip, čia Edvinas Šeškus tikrai nepanašu, kad būtų norėjęs kažkokios labai grubios pražangos, bet neabejotinai, jog pagriebęs už varžovo rankos, jos nepaleido tikrai kelias 5 sekundės. Taip, kad nesportinė irgi pagal įstatymo raidę nusipelnyta. Ir būtent iš nugaros jau tu nelabai kažką pridarysi. Tai čia ir gavos, kad turbūt gavo blogiausia, ką galėjo. Bet noriu atkreipdėmėsi, kad tikrai Žydrūnas pamatė, treneris Šiaulių pamatė, kad su Pavelka tas žaidimas nesiklostė ir dabar išleido tokį tikrai žemesnį penketuką. Taurui pastatė Dovydą ir apsilygins manau, kad sudėtis ir Šiauliai galbūt net grįš į savo tą ritmą, į savo žaidimą. Čia jonaviečiai matom, turėdami Ryaną Larsoną savo sudėtyje, norėjau sakyti, kad tikrai turi tarsi pažeidžiamą vietą gynyboje, nes prieš jį visada stengiasi jį atakuoti šiauliečiai. Šį kartą nežinau, kiek jo pastangomis, kiek tiesiog gal šiek tiek pasiseka, Baslykas nepagauna kamulio ir jonaviečiai apsigina. Vėlgi, nedavė lengvai priimti, laikė kontaktą, kartais taip nutinka, pataikė koją, sėkmė, nesėkmė, bet jeigu tu duosi lengvai skirstyti kamuolius, lengvai perdavimus, tai tos sėkmės retai kada gausi. Čia ir save pergudruojas Rahinė Mičovičius. Sužingsniuoja serbas. Gražina skolą. Daug kartų kalbėjom iš tikrųjų, bet dabar ypatingai iškritus Eimantui Stankevičiui ir Dašonui Barkui, tai LJ Torpo svarba yra praktiškai neišmatuojama šiauliečių, ypatingai dar rungtynėse, kuomet jisai kažkiek pataiko iš toli, šiandien 3 iš 6 tritaškiai, tai tikrai vien kokią daug pranašumo situacijų sukuria amerikietis vien ir savo kūnų ir net ir to pačiu greičiu nenusileidžiantis priešininkam. Ir tas jo žaidimo skaitimas labai geras. Dabar irgi matėme, turėjo pats tą vadinamą išsikeitimą, galėjo atakuoti, bet didelis žmogus nusileidęs po krepšiu, tikslus perdavimas, išprovokuota dar viena pražanga. Šiame LKL sezone LJ Torpas pataikęs 93 metimus, iš jų 81 susikūrė pats. Tai ne po komandos draugų perdavimo, būtent pats susikūręs metimą. Čia Dovis Romančenko realizuoja pirmąją baudą, pelno savo 4-ąjį tašką. Pelno ir 5-ąjį. Šiandien kol kas krepšį atakuoja absoliučiai be klaidų, tik atakuoja labai retai. Metęs buvo prieš šios baudos metimus tik 1 tritaškį. Ojojoj, koks prastas Larsono perdavimas, Torpas įsibėgėja, kyla 2 taškai. Urbanas toliau prašo, jog spaustų varžovus po visą aikštelę šiauliečiai. Tiesa, to visiškai nepavyksta padaryti. Furmanavičius sega 3 taškai laisvas iš kampo. Išrašo raminamųjų Šiauliam, nes tikrai perėmė kamuolį tokį lengvoje situacijoje. Ir čia treneriui Virgiui tikrai manau, kad dar kartą kad pilnai nepasitikė to žaidėjų ir tai žaidėjas galbūt irgi tai jaučia. Vėl abidvi komandos šiandien turi neigiamą klaidų ir rezultatyvių perdavimų santykį. Čia Karolis Giedraitis žaidė nugarą į krepšį prieš Larsoną, nusimetė Baslykui kamuolį ir Baslykas vėl, galima sakyti, ganėtinai protingai provokuoja Edvino Šeškaus pražangą. Čia netgi
prašo ir nesportinės. Kad išvengė to dalyko, bet manau, kad pražanga pelnytai, kaip tu sakai, įėjo į žaidėjo tą nusileidimo zoną ir viskas pagal kaip turėjo būti. Viskas ne pagal taisyklės. Ne pagal taisyklės, bet bent jau be kažkokių tų traumų, nes tikrai to krepšinio matome, tos komandos nepilnų sudėčių, tai gaila ir žiūrovų, gaila ir patiems nematai to pačio kokybiškiausio krepšinio galbūt. Taip, tikrai taip. Daug pakeitimų matome tiek priverstinių, tiek komandos savų norų atlieka daug keitimų sudėtyse. Ir galiausiai gaunasi, kad kažkurie žaidėjai gauna vėlgi didelį krūvį, žaidžia po 30 kelias minutės ir daugiau. Ir kai tai tampa kroniška, tu žaidi, tai tavo traumų tikimybė vėlgi padidėja. Tai... Čia spaudžiamas Ryanas Larsonas yra antrą kartą klystas žaidėjas. 2 taškus pelno Karolis Giedraitis, kiešė rankomis Virginijus Šeškus, tarsi sakydamas, nu ką aš galiu padaryti. Čia jau šį kartą spaudimas per aktyvus, sakykime, ir Danieliui Baslykui fiksuojama asmeninė pražanga, bet tik trečioji komandinė Šiauliam. Na, turbūt ne veltui ir Žydrūnas Urbanas tikrai prašė komandos agresyvumo, vos 2 komandinės turėjo šiauliečiai, taip kad tikrai turi prabangę spausti ir žaisti ties pražangos riba. Ir vėlgi, spaudžiant Larsoną, taip pat galbūt ir Gandija Rosa yra panašaus ūgio, bet jis turi tą kažkokį savim pasitikėjimą, o Larsonas neturi to ūgio, bando viską perduoti per viršų. Ir tokie žaidėjai, kaip LG Torpas, tas pats Karolis Giedraitis, Baslykas, jie visai didesnio dydžio yra ir tiesiog jie galbūt neperima tiesiogiai kamuolį, bet jie nukreipia tą kamuolį, kad kažkas perimtų. Taip, Ryanas Larsonas jau ant suolo šiandien 10 minučių į krepšį nemetė, neatliko ir nei vieno rezultatyvaus perdavimo klaidų jau 3. Čia Justo Furmanavičiaus netikslus baudos metimas. Justas pagal naudingumo balus antras komandai po Tauro Jogėlos, tikrai neblogas jam rungtynės. Jaučiasi lyg grįžęs namo. Tikrai turėjo neblogą sezoną, gerai žaidė, tai vis tiek tu pojūtį salės turi, galbūt čia negali sakyti, kad lankus prisimeni gerai, bet vėlgi, kur tu sportuoji, kur tu žaidė, tai labai tavo atminty lieka. Čia klysta Dovis Romančenko ir 29 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos turi galimybę jonaviečiai, na bent šiek tiek, sakykime, labiau teigiamą natą užbaigti tą nesėkmingą trečiąjį kėlinį. Gandija Rosa spaudžiamas, jis čia puikiai vėl žaidžia LG Torpas, na, praktiškai išstūmė pagal taisyklės, sakykime, Justą Furmanavičių iš aikštelės. Kamuolys lieka jonaviečiam, bet kol kas per pirmas 11 sekundžių absoliučiai nieko nesukūrė ir vos kamuolio neprarado. Tikrai matome daug kontakto, komandos nebijo, stumdosi ir iš ko ateina tos nemažas kiekis klaidų. Furmanavičius, niekas neprieina prie jo, taikliai šiandien, na, tikrai retai klysta Justas Furmanavičius, mažina skirtumą iki 7. Čia visiškai nesusikalbėjo gynyboje, nes Torpas norėjo perimti žaidėją, kuris autė stovėjo ir tiesiog nesusikalbėjo. Na, čia LG Torpas jau aštrindama žaidimą, ten įlėkė į žaidėjų krūvą ir vienintelis dalykas, jog šiauliečiam pavyko išsaugoti kamuolį. Jogėla labai apsidžiaugia šitą blokų, bet toks blokas net nepašokus, kaip ketvirtoką gali blokuoti. Būtent neįdedant didelių pastangų. 1,6 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Torpas išsimeta kamuolį iš užribio, suranda Karolį Giedraitį, šis išsimeta visai neblogą tritaškį, bet labai netaiklus, pataiko į lentą ir nuo jos kamuolys tinklelio neskrodžia, taip kad po 3 kėlinių turime 7 taškų. 10 taškų vien per trečiąjį kėlinį, o
iš viso 21 taškas ir jau 5 rezultatyvus perdavimai. Šiaip paskutinės rungtynės prieš pertrauką būtent BetSafe LKL. LG Torpa žaidė prieš 7bet Lietkabelį ir karjeros rungtynės apskritai sužaidė 26 taškai, 10 rezultatyvių, 36 naudingų balai. Tai tikrai įspūdingą formą demonstruojantis amerikietis. O čia iškart matome, jog šiauliečiai kaip aktyviai besigindami baigia trečiąjį kėlinį, taip pradeda ir ketvirtąjį. Karolis Giedraitis tiesa užsidirba asmeninę pražangą spausdamas Gadierosą. Toliau kalbant apie LG Torpą, tai kažkiek sezono pradžioje matėme, kad jisai labiau ieškodavo komandos draugų. Dabar jis jau pajautęs tą ritmą, pats tikrai nemažai kūrėsi ir savo, ir komandos draugam, bet kaip po trenerio pakeitimo galbūt prieš tai buvęs treneris labiau akcentavo tą senąjį tokį 2 prieš 2 žaidimą su Tomašu Pavelka, ieškoti jo aukštai, o dabar jau viskas LG Torpo rankose. Čia gal ir kiek pasiseka šiauliečiam, nes 2 apylaisvius tritaškius išsimetė Jonaviečiai, Mičovičius, paskui Formanavičius, abu metimai nebuvo sėkmingi. Milžino žingsniais Marinkovičius, bet taip pat jo nesėkmingi metimai ir jau bėga į greitą puolimą Danusevičius. Tiesa, stabdo ataką, nes ten ir kiekybinį pranašumą turėjo Jonaviečiai. Kaip jau minėjom prieš tai, po šių rungtynių antrasis sekmadienio mačas Pieno žvaigždės prieš Nevėžio Optibę, taip kad nepabėkit po šių rungtynių ir pažiūrėkit ir antrasias rungtynės šiandien. Tikrai, nors šiauliečiai turi 7 taškų persvarą, bet tarp naudingumo balų labai didelis skirtumas. Surinkę 78, priešininkai 58. Čia absoliučiai statisto vaidmenį atliko Marinkovičius gynybai, nes turi 4 pražangas, bet Pavelka nepelnė taškų iš po krepšio. Tikrai dabar tokia puikiai perskaito situaciją. Labai laiku iš tikrųjų įkerta, nes LG galėjo tada jau tik tai mesti, bet matome, kad bet čia vėl akivaizdžiai Marinkovičius turi traukti rankas, nes tiesiog negali gauti 5 asmeninės, tai nebejoju, kad šiauliečiai tai bandys naudoti ko ne kiekvienoje atakoje, kuomet Marinkovičius bus Jonaviečių sudėtyje. Šiauliai kažkiek tikrai neblogai išsaugojo ir Tomašą Pavelką, turi su tom 3 asmeniniam pražangom. Visgi ir didesnė rotacija remiasi, berot 9 prieš 7 žaidėjus. Čia Marinkovičius sunkiai žaidžia, Pavelka pučia kamuolį. Bet jau prieš tai buvo teisėjų švilpukas ir pražanga, būtent Tomašui Pavelkai 4. Tikrai viens prieš kitą bando įrodinėti viens kitam, kuris yra tas didysis žmogus. Bet kiek dabar matos iš pirmųjų rungtynių, kad Ivanas vis tiek dar turės įeiti kažkiek į savo formą, į tą žaidybinį ritmą. Tai sulyg kiekvienom rungtynėm, manau, duos vis daugiau naudos. Taip, ir atsik užvakar į Jonavą atvykęs, tai kažkas didelės aklimatizacijos nereikia, kalbant apie asmeninį gyvenimą, bet pripras prie komandos ir įgauti kažkokią formą tikrai taip. Ir būtent yra trenerių, kurie yra labai viską lengvai pateikę, o žinant Virginijų Šeškų, tai jis iš tų trenerių, kur reikia laiko pasipabūti, kad pajausti, suprasti jį patį, žinant, kad anglų kalba vėlgi nėra stiprioji jo dalis ir ta pusė, bet tikrai su senbuviais komandos pašnekant, tai tikrai Virgis kažkiek jau geriau komunikuoja. Tai reikia tikėtis, kad jis kaip įmanoma greičiausiai atrasta savo maksimalią formą. LG Torpas agresyviai būtent atakuoja Marinkovičių, bet šį kartą Marinkovičiaus ilgos rankos padėjo, tiesa Paslykas niekas jo netitvėrė, pasiėmė kamuolį, pelnė 2 taškus ir dėl Šiaulių +9 ir atrodo tikrai kažkiek vis tiek ir daugiau energijos išsaugoja šiauliečiai ir ten dažnai raštrina žaidimą, taip kad jonaviečiam, dar gal stebuklų vadinti nereikėtų, bet tikrai turi kažką keisti ir keisti greitai. Formanavičius, meta iš toli Formanavičius, 3 taškai, ten Baznyko visai nebloga gynyba, atrodo, spėjo iškelti ranką ir trukdyti varžovui, bet Justui tai įspūdžio nepadarė. Tikrai šiandien traukia komanda 21 taškas.
gerų pataikymo procentų, labai aktyviai ir pradėjo rungtynės daug. Galima sakyti, net atrodė, kad lipo į medį, bet susirado tos kontaktus, gavo pražangas. Oi, kokį bloką, ką tik pamatėme. Tinklinio grinai atliktas blokas, bet... Na, tikiuosi pamatysime dar sykį, nes tempas tikrai rungtynių vėl aukštas, bet epizodas buvo puikus. Labai gerai laiku atėjo į pagalbą. Wow. Vaslykas kilo aukštai ir, na, absoliučiai bloškė tiek kamuolį, tiek patį Marinkovičių prie žemės. Bet vėlgi, iš karto po bloko tas noras greitai kažką nuspręsti vos nekainavo klaidos, tai visą laimę, kad palėtė Jonavietis ir išėjo nuo Jonaviečio. LG Torpas prieš Marinkovičių. Veržys Torpas, eina į kontaktą ir 5. pražanga Ivanui Marinkovičiui. Čia jau buvo Ivanas užrašyti ant nugaros, kad taikinys numeris 1 ir jį bandė tikrai provokuoti, išsivesti. Ir matome, kad užatakavo labai reikiamas žmogus, kuris moka surasti kontaktą, įėjo stipriai ir išprovokavo 5. pražangą. Taip, Ivanas šiandieną pelnė 13 taškų ir apskritai vien šiame kėlinyje matėme tikrai nemažai epizodų, kaip ir jį buvo žaidžiama puolime, bet tikrai, nežinau, na, gynyboje taip pat matėm, kad yra tiesiog ne tai, kad taikinys numeris 1, o na, kiekviena ataka yra atakuojamas, taip kad šiauliečiai labai lengvai susikurdo progas, taip dar didelis klausimas, ar su Tauru Jogėla nebus žaisti produktyviau 5. pozicijoje. Matome tikrai, kad Jonava atranda tą savo žaidimą, būnant maža sudėtim, tada viskas yra jam aišku, gynyboje irgi daugmaž viską keičia. Ir būtent Tauras Jogėla žais prieš Romančenko, ateina ten pagalba tiek Torpo, tiek Mineika, bet jos kaip ir neprireikia, nes Dovį Romančenko yra fiksuojama pražanga, 4. komandinė Šiauliam ir 4. asmeninė Romančenko. Pats Dovydas nustebęs, kad davė lygtais kontaktą, bet vėlgi, kol baudų metimai nemetami, tai nėra tokia jau bloga ir pražanga. Gandija Rosa. Jogėla tęsia puikų pasirodymą, tritaškis, na ir vėl Jonaviečiai grįžta į rungtynes, vos 4 taškų pranašumas lieka. Ir vėlgi čia grinai tas Jonavos žaidimas. Jonavos žaidimas. Na, čia toks tikrai labai daug. O, čia labai įdomus beje epizodas, nes Tauras Jogėla būtent buvo tas žmogus, kuris sugėrė kontaktą. Justas Furmanavičius signalizavo Šeškų imti iššūkį ir, na, rodė, jog atsistūmė ranka LG Torpas. Bet pats Tauras Jogėla atsigavęs priejo ir parodė treneriui, jog tikrai neimkit iššūkio, pražanga buvo mano. Ir taip, nėra tų iššūkių tiek daug, geriau pasitaupyti, negu tiesiog spręsti ir ten 50 ant 50 turbūt net neapsimoka imti to iššūkio. Ten Nojus Mineikis iš po krepšio nepataikė, turbūt skirtai vienas iš pirmųjų tokių akrobatinių metimų karjeroje nėra pratęs taip žaisti. Čia Gandija Rosa išsiveda, ten Nojų Mineikį prie tritaškio laukia Mičovičiaus užtvaros. Gandija Rosa, prastas perdavimas, kurį perskaito Vanderplasas. Dar viena Jonaviečių klaida. Torpas prieš Mičovičių, sugeria Mičovičiaus kontaktą, bet tai nesutrukdo Torpui pelnyti taškų. 24-asis jau amerikiečio taškas, didina skirtumą iki 6 taškų, ir antroje pusėje visiškas Šiaulių lyderis LG. Ir tikrai atrodo vienas kitas sprendimas ir tos rungtynės gali būti lygios. Bet kaip išsilygina komandos, taip ir Šiauliai kažkaip pakenčia ir pabėga į priekį vėl tą tokia 8-10 taškų persvarą. Na, bet čia iš tikrųjų didžiulė Šiaulių persvara būtent į žaidėjo pozicijoje, kaip ir minėjom, aišku, LG Torpui jie pakeitimo neturi, bet 24 taškai amerikiečio sąskaitoje, Jonavos IB disponuoja 2 žaidėjai, šiandien per abu yra 2 taškai. Ivanas Gandija Rosa su 2, Ryanas Larsonas be taškų. Ir vėlgi, kartais tie žaidėjai galbūt nepelnytų tų taškų, bet būtų labai reikalingi gynyboje, o čia vos netaikiniais tampa ir dabar matome, kad tikrai tas dydis mažesnis ir
čia kažkiek net galbūt pasiseka, kad neįkrenta tas kamuolys, bet iki galo Jonava taip ir neatranda to savo turbūt sudėties, kad viskas tiktų. Labai geras Nojaus Mineikio epizodas gynyboje. Šiauliečiai turi kiekybinę persvarą. Ten Furmanavičius negrįžo laiku į gynybą. Tiesa, nenubaudė jų Šiauliai, nors dabar fiksuojam pražanga būtent Ivanui Gandija Rosai. Kovoja dėl kamulio, ir labai daug aplodismentų. Čia turbūt... Tikrai vienas turbūt smagiausių ir įdomiausių visada būna Vaido Čeponio tas epizodas. Jisai įgarsinti, jam patinka ir mėsos patinka ir tie epizodai, tai linkėjimai Vaidui. Aldžiai Torpas. Prieš Taurą Jogėlą, ten Romančenko kovoja dėl pozicijos su Gandija Rosa. Perdavimas, puikus perdavimas Šapilui Kykui. Perpjauna visiškai gynybą. Taip, nieko ten nebuvo, pasaugoti krepšį, Kypas pelno lengvus taškus, ir dabar 8 taškų pranašumas, dar 4 minutės lieka žaisti, čia kažkiek pasiseka jonaviečiam, kad tokio chaosėlio metu Justas Furmanavičius lieka su kamoliu ir irgi pataiko iš pakrepšio, toliau tikrai labai rezultatyvės rungtynes žaidžia Justas, 23 taškai jo sąskaitoje. Ir čia kaip Ivanas Marinkovičius turėjo tą tokią 5-ąją pražangą, bijojo pasimti, tai dabar ir Šakilas Kitas lygiai taip pat. Ir dabar porą, tikrai tik epizodų. Iš pradžių Torpas pameta kamolį per nugarą varydamasis, paskui labai prastas Gandijos Rosos perdavimas, kurį skaito šiauliečiai. O dabar Vanderplaso klaida, tikrai 40 sekundžių, kurias nebejoju norėtų ištrinti visi, tiek jonaviečiai, tiek šiauliečiai, tiek gal net ir transliacijos režisieriai nenori rodyti tokių epizodų. Tikrai tos kokybės apmažėjo, galbūt ir nuovargis pasijautė ir daug to kontakto abi komandos duoda. Bet matome, kad ir Gandija Rosa ir Larsonas neatranda to savo žaidimo, o žaidėjo pozicija krepšinė yra labai svarbi, nes tu turi jausti, kontroliuoti, kada komandą nuraminti, kada išrašyti velnių, ypatingai pažinoti ir visus žaidėjus. Tai nėra lengva pozicija, bet tuo pačiu ir labai įdomi, kad tu turi būti ir to penketuko psichologas kartais, būti ta tokia tarp trenerio ir žaidėjų kažkokia atspirtis. Ten manau, jeigu Larsonas su Gandija Rosa taip ir toliau žaisti, reikės jau psichologo tarp jų ir Šeškaus trenerio, bet čia Edvinas Šeškaus sėkmingas epizodas, 2 taškai iš pakrepšio, mažina skirtumą jonaviečiai iki 4 ir kažkiek tą žaidėjų neužtikrintumą perėmė į savo rankas, tikrai keli neblogi perdavimai, bet vėlgi esant tokiam mažam rotacijai, tokiai mažai galbūt Jonavai kažkiek trūksta pačio Edvino pelnomų taškų. Čia Nojus Mineikis bandė surasti savo komandos draugą po krepšiu, bet kamuolys yra išmušamas ir šiauliečiai tęs ataką, jai jau tik 9 sekundės. Jonaviečių gretose beje Ryanas Larsonas grįžta į rungtynes vietoj Gandija Rosa. Baslykas. Ir tikrai tie epizodai keičiasi, atrodo vienos kitos atkarpos, vienos kitos komandos, bet skirtumas vėlgi tik 4 taškai. Taip, tik 4 taškai ir jau apskritai tik tai 1/10 sekundės šiauliečio atakai, dar galbūt arbitrai peržiūrės. Jų užmesti ir... Mindaugas Timinskas dar 3 metimus spėtų atlikti. Tai tikrai vienas turbūt įspūdingiausių iš viso metimų. Taip. Torpas neranda kam išmesti kamuolį ir paskui suranda Baslyką. Wow, koks metimas, kaip Alenas Iversonas iš kitos lentos pusės permeta krepšį Baslykas. Wow. Ir turime Šiaulių Timinską. Taip, absoliučiai 2 įspūdingiausi epizodai šių rungtynių, tiek blokas, tiek šis metimas Danielio Baslyko. Furmanavičius bandė įkrauti per Baslyką ir Pavelką, provokuoja pražangą Furmanavičius. Ir čia tikrai matome tas didelės emocijas, tiek Justas nenori nusileisti, jam nebuvo įdomu šiame prasiveržime, ar tai bus Pavelka ar Baslykas, tiesiog šoko link krepšio ir matome net replikom kažkokiam pasikeitė. Nebejotinai vienas, ne tik, kad turbūt didžiausias sprogstamąją jėgą tarp BCKL lietuvių turintis krepšininkas, bet ir kalbant, nežinau, apie sakykime, viršutinį kūno dalį ir su kokia jėga būtent deda tą baigiamąją fazę, tai tikrai neeilinis išsiskiria, sakykime, tarp lietuvių. Būtent, kad pas mus nėra tiek daug tų turbūt žaidėjų, kurie taip
galėtų eiti į kontaktą ir užbaiginėti su kontakto. Čia matėme dar per didžiausią žmogų ir dar bandė dėti netgi. Čia puikiai, na... Ir dabar labai puikus epizodas gynyboje. Lygiai taip pat šoko nebijodamas. Taip, tenai atrodo. Aikštė kamuolys. Taip, kad gyrėme Šiaulius antroje pusėje. Sakėm, kad daugiau energijos turi, bet iš tikrųjų per 18 minučių nesusikūrė nieko. Antroje pusėje rezultatas lygus, o bendrai šiauliečiai 4 taškų pranašumą turi, kuris jau nėra toks solidus. Vėl Furmanavičius susibėgėja ir Baslykas blokuoja Furmanavičio. Antras Baslyko blokas šiandien. Wow! Kokia Furmanavičiaus ir Baslyko dvikova, atrodo, nekenčia vienas kito gerąją prasme, sportinio pykčio prasme. Tiesa, ten jonaviečiai iš tikrųjų vis dėlto pelno 2 taškus ir čia LG Torpas labai lengvai atstato 4 taškų pranašumą, lieka žaisti 90 sekundžių. Ir tikrai matome, kad tampa kažkokiu stogdengiu, tiesiog, nes tikrai dabar matėme, Justas ėjo iš tos tokios vadinamos neapykantos, bandė sugrūsti per žmogų, bet nepabijojo. Tikrai labai gražus epizodas. Na ir čia kažkiek iš turbūt neutralaus sirgaliaus ar žiūrovo perspektyvos toks ganėtinai malonus epizodas, žiūrint į Ryaną Larsoną, kad pagaliau teigiamas epizodas jo žaidime gal kažkiek pridės ir pasitikėjimo, išprovokavo šiauliečio pražangą įžaidėjas ir dabar jau pataiko pirmąjį baudos metimą, gali pataikyti ir antrąjį ir jau bus vieno metimo atstumu jonaviečiai. Ir ypatingai, sakau, yra tokių žaidėjų, kuriem reikia tik vieną baudos metimą pataikyti, kad pajaustų ir atsirastų ta drąsa. Kol kas matėme tik tai klaidas, tai pažiūrėsime, ar per tą minutę dar spės kažką nuveikti. LG Torpas prieš Mičovičių, veržiasi į kairę, Torpas nepataiko, bet pats nubėga pirmas prie kamulio, vėl įsibėgėjo Torpas, puikus perdavimas Vanderplasui. Šis siunčia kamuolį Baslykui, 3 taškai. Neįtikėtino svarbos metimą pataiko Danielis, rodo liežuvį, iškišęs visiems žiūrovom. Na, tikrai įspūdingi epizodai gynyboje veda prie laisvo. Dabar tas tritaškis ramiu veidu su Kariniausko iškištu liežuviu. Ir tikrai patys visi gražiausi epizodai šiandien keliauja į Baslyko. Gražiausi ir svarbiausi jo čia Ryanas Larsonas, ką ir kalbėjome prieš tai, kad vos vienas teigiamas epizodas praktiškai šiandien išprovokuota pražanga praeitos atakos metu. Čia vėl atakuoja Paulių Danusevičių, šis dar kartą pažeidžia taisyklės ir šį kartą, kas yra dar blogiau, kad Ryanas Larsonas pataiko metimą ir vėl gali atsakyti, tiesiog gražinti tą 2 taškų pranašumą. Atrodo, prieš minutinę pertraukėlę jau kažkokia tokia ramybė Šiaulių arenoje, vis tiek svarbus tritaškis įmestas, bet labai greitai vėl grįžta į rungtynės, tikrai įdomios paskutinės 40 sekundžių. LG Torpas, Vanderplaso užtvara, Torpas prieš Furmanavičių. Veržiasi šį kartą į dešinę, Torpas daug klaidinamų judesių meta. Kairė ranka Furmanavičius pučia metimą, bet jau ir plika akimi lyg tai matėsi, jo kamuolys leidosi į krepšį ir teisėjai stoja 2 taškus. Mini stebuklą sukūrė, kur Pavelkas sužingsniavo ir berods Maikas Liujisas pelnė lemiamą metimą. Pažiūrėsime, kaip bus čia, bet tikrai jau reikia mini stebuklo. Žiūrovai stojasi iš savo vietų pažiūrėti paskutinį 25 sekundžių. Ryanas Larsonas prieš jį Vanderplasas. Taurui Jogėlai perduotas kamuolys, labai ten gerai sužaidė LG Torpas ir gynyboje ima kamuolį Šakilas Kyfas, prieš jį fiksuojama pražanga. Na ir dabar Šiauliai dar labiau priartėja prie 5-osios pergalės sezone. Ir čia tikrai vėlgi Ryanas Larsonas buvo apylaisvis, bet to pasitikėjimo iki galo neturėjo. Galbūt ir treneris buvo nubraižęs būtent tą derinį. Taip ir LG Torpas matėsi ten labai arti buvo metiko, gal kažkiek ir rizikingai, sakykime, bet viskas tikrai pagal taisyklės, manau, tikrai sutrukdė metimui, o čia Šakilas Kyfas, 2 svarbius metimus pataiko kanadietis pirmąją baudą. Matome, nelabai daug įtampos, jo veidė šypsena ir juokas. Neaišku, ką pasakė Danielis Baslykas, bet netikslus antrasis metimas, 5 taškų persvara šiauliečių. Furmanavičius. Ir 3
baudų metimų. Ne. Čia panašu, kad tai vienas arbitras jau liktai rodė, ar tai, kad metamas tritaškis, na, bet kokia atveju fiksuojama pražanga. Danielis Baslykas pažeidžia taisyklės ir Justas Furmanavičius stos prie baudų metimo linijos. Ir čia matome vėlgi bandymas kažkaip išpešti tos 3 baudų metimus, nes Jonovai tikrai būtų naudinga pamatyti 3 metimus negu 2, dar atsirastų mini šancelis kažkoks sukurti, kaip sakėjai, stebuklui. Taip, tikrai čia buvo, na, tikim, dar, aišku, per anksti sakyti kažkokį verdiktą dėl šių rungtynių, bet tikrai būtų buvęs, na, labai padedantis faktorius. Dabar Justas Furmanavičius dar prameta pirmąją baudą, taip kad Šiaulių išlieka 5 taškų pranašumas, tai netgi jeigu pataikys antrą, vis tiek jau komanda skirs daugiau negu viena ataka, vadinkime taip. Taiklus antrasis Justo metimas, prašo minutinės pertraukėlės šiauliečiai ir vandens pertraukėlės Šiaulių arenai. Kaip sakant, skambutis ar švilpukas, tai tol rungtynės tikrai nesibaigė. Taip, prieš pertraukėlę dar girdėjom Šiaulių fanų, mes laimėjom, dabar jau skanduotė pasikeitė į Šiauliai. Torpas ilgai negrąžina kamuolio, bet paskui suranda atsilaisvinusį Vanderplasą ir prieš jį būtent pažeidžiamas taisyklės. Na, turbūt nėra galbūt pats blogiausias variantas, nes šiandien baudų nemetė, apskritai net 4 metimus visus šiandieną į žaidimo prametė Šiaulių amerikietis, taip kad žiūrėsime, ranka nesudrebės ir nuo baudų metimo linijos. Sudreba pirmojo baudos metimo metu. Čia jau suveikė komentatoriaus gale. Na, tik taip. Jonaviečiam daug laiko atsakymui tikrai nėra. 7 sekundės 70-ojas pataiko antrąjį metimo Vanderplasas ir šį kartą Virginijaus Šeškaus vandens pertraukėlę. Tolimas metimas, dar visko gali būti, taip kad visų akis į aikštelę. Ryanas Larsonas išsimetinės kamuolį iš užribio. Ieško komandos draugų, Ryanas įmeta Mičovičiui, suranda visiškai laisvą Furmanavičių, 3 taškai, na ir absoliučiai blogiausia, kas galėjo būti šiauliečiams, tas ir įvyko, pataikė 3 taškai Furmanavičius, dar lieka 4 sekundės 40 lieka žaisti iki 4-ojo kėlinio pabaigos. Įmetamas kamuolys Baslykui ir, na, galbūt kiek per daug laiko išeikvojo jonaviečiai prieš prasižengiant, ten ganėtinai laisvą Baslyką paliko svečiai, spėja pažeisti taisyklės, aišku, Justas Furmanavičius, taip kad dar 2 sekundės 70-osios lieka žaisti Danielio Baslyko rankose, na, galimybė jau, sakykime, galutinai uždaryti rungtynes, jei pataikys abi baudas šiauliečių kapitonas. Ypatingai svarbus pirmasis. Pataiko pirmąjį, taip, na, antrąjį, na, turbūt bandys pataikyti, aišku, greit pamatysim, nėra ko spėlioti. Teoriškai galbūt netgi galėtų bandyti pramesti ir tuomet jau jonaviečiai, bet minutės pertraukėlių bet kokiu atveju neturi Šeškus. Būtent, kad dabar jau gali užsidaryti rungtynės, nes jeigu būtų minutinė pertraukėlė... Ir nepataiko antrojo. Jogėla ima kamuolį Furmanavičius iš vidurio aikštės. Na, vis dėlto kažką turėjo turbūt pramesti Justas šiandieną. Na, visiškas būtų karjeros vakaras, jeigu dar ir į pratęsimą pasiuntęs šias rungtynes būtų jonaviečių lyderis. Kągi...